Lietuvų karjeros centro vadovė Jolanta Gavalė. Sveiki. Kiek mes turime čia pirmakursių? Tai šią savaitę mes labai džiaugiamės, kad galim jūs pasveikinti mūsų universitete ir kalbame apie karjerą. Iš tikrųjų, tai aš noriu jūsų paklausti, ko jūs tikitės įstoję ir ko jūs tikitės pasiekti po savo studijų metu. Studijų metu gauti daug žinių, o po studijų lipti karjeros laiptais. O kaip tu supranti lipti karjeros laiptais? Tobulėti, kilti, ta prasme nesustoti vienoje vietoje, o judėti priekį. Į kokią specialybę įstojai? Apskaitą. O tu ko tikiesi? Studijų metu, po studijų? Tu draugas. Jūs ko tikitės? Tiesiog, kad gerai paruoštų gyvenimui ir išmokintų įgauti daug žinių. O ko tikiesi, pavyzdžiui, kaip tu įsivaizduoji, kokia tavo svajonė? Pabaigai universitetą, turi diplomą? Noriu dirbti. Nori dirbti. O kokią darbą norėtum? Būt programuotojai. O kas yra geras darbas? Gerai mokėtų, būtų geros galimybės suteiktos, įdomus darbas, kad patiktų tiesiog. Tada netaptų tiesiog net, kaip sakant, būtų kaip laisvalaikis, net kaip pramoga. O kaip galvoji, kaip geriau išnaudoti savo laiką universitete, kad galėtum iš karto gauti gerą darbą? Manau, reikia daug įdėti pastangų ir daug siekti, kad taptum geras savo srity. Kaip tu manai, ką universitetas gali pasiūlyti be žinių, be dėstymo, kad tu iš tikrųjų galėtum gerai prisitaikyti darbo rinkoje? Manau, gali suteikti pažinčių, kurios galbūt padės draugų, aišku. Šiaip, praktikos tikiuosi studijų metu. Ačiū tau labai. Jūs irgi pirmakursės? Į kokią specialybę įstojot? Pramoninė biotechnologija. O, labai įdomi specialybė. Ir ko tikitės studijų metu ir po studijų? Tai tikiuosi praktikos studijų metu, kad galėčiau ir įgyti kažkokių pažinčių, netgi, gal ir su kažkokiom bendrovėm pasirašyti sutartis, dirbti po to po studijų kažkokį darbą, kuris man būtų įdomus, man vis tiek iš to. O kaip svajoji, kaip atrodo tavo svajonė darbas? Na, tai pagal mano specialybę būčiau tokia žalioji, kažką panašaus norėčiau gerinti pasaulį. Kaip įsivaizduoji savo kolegą, savo bosą būsimą? O, žinokit, nežinau, dar kol kas apie studijas galvoju, visi sako, kad labai sunku, tai nežinau dar kaip. O žinai, ką universitetas gali tau pasiūlyti, kad tau nebūtų sunku mokytis, kad nebūtų nuobodu mokyti? Nežinau, labai, manau kažką ten visokios įdomios veiklos išsiėmimai, bet tai konkrečiai tai nieko labai nežinau. Turime universitete pagalbos tokia kaip studija, kur studentai padeda studentam, tiem, kuriem gerai sekasi. Gal dalinatės konspektais? Tikriausiai. Ačiū labai. Ir tu į tą pačią specialybę įstojai? Aš sesę pradėjau. Viskas aišku. Tai va, mes kalbėsim apie tai, kas yra geras darbas, ar ne? Mes kalbėsim apie tai, kas yra karjera. Pamiršau paklausti iš tikrųjų, kaip jūs galvojat, kas yra karjera? Vieni kalba, kad tai yra darbas, ar ne? Darbas yra vienas dalykas, o karjera yra kažkas kitokio. Kaip galvojat? Jūs tėvelis esat. Kaip galvojat, kas yra ta karjera? Savo kilimas, kaip sakant, tais laipteliais, gal darom pradžiai kažkoks tai pradedantysis, po to specialistas, po to galbūt kažkoks vadovaujantis rezidentas. O tai skiriasi ko nors tas darbas ir karjera? Kodėl vieni sako, va, susiradau darbą, o kiti sako, aš darau karjerą? Nežinau atsakymą. Kaip manot, ar yra skirtumas tarp darbo ir karjeros? Ką jūs galvojate? Aš tikrai nežinau. Tai jeigu tu darai karjerą, tu gauni vis geresnes pareigas ir sieki kažko daugiau, o ne tiesiog užsienį vienam darbe. Ir dirbi visą gyvenimą už tą pačią algą ir tau atsibosta ir
Ačiū. O jūs ką manot? Kas geriau? Ar darbas, ar karjeros darimas? Darbas. Tiesiog darbas, ar ne? Gerai, pakalbam tada. Tai kas yra ta karjera? Kažkodėl man neveikia. Nesvarbu. Karjera paprastai yra sakoma, kad tai yra pasiekimai žmogaus, tai, ką jisai pasiekia savo gyvenime. Darbas yra tiesiog užmokestis, aš galiu pragyventi. Pavyzdžiui, galima sakyti, kad aš vasarą padirbėjau, ar ne, aš įgijau patirties, aš galėjau pabūti kažkokią padavėją arba išvažiavau į užsienį kažkur padirbėti. Tuo tarpu karjera tai yra mūsų tikslai, tai kaip sakė viena mergina, kad aš siekiu kažko daugiau. Ir kai žmogus daro karjerą, jisai paprastai turi ilgalaikę viziją. Jisai įsivaizduoja, kad po tiek ir tiek metų aš būsiu tą ir tą pasiekęs. Ir už tai mes vakar kalbėjom su žmonėmis, tai kai aš jų klausiau, kas yra karjera, daug kas sakė, kad tai yra pasiekimai. Kad tai yra tai, ką aš pasiekiau, tai, kuo aš galiu didžiuotis. Ir kai atsisukė atgal, visą laiką žmonės sako, žiūrėk, aš tą ir tą padariau, aš tą ir tą pasiekiau, aš galiu tuo ir tuo didžiuotis. Tai paprastai žmonės kalba apie karjerą. Tuo tarpu darbas, kaip sakiau, tai yra pragyvenimo šaltinis, tai yra kažkas tai greito, ką aš galiu greitai užsidirbti. Studentam tai labai aktualu būna, kad jie nori susimokėti už studijas ir randa kažkokį tai laikiną darbą, kada jie turi iš ko pragyventi. Dabar, jeigu mes siekiame karjeros ir mes siekiame ilgalaikių tikslų, kaip galvojate, ką reikia daryti studijų metu, kad iš tikrųjų galima būtų kažką pasiekti gyvenime, kad galima būtų įgyvendinti savo svajonės? Ką manote? Ką reikia daryti universitete studijų metu, kad galima būtų kažką pasiekti? Ką daryti? Pirmiausia, reikia ir studijuoti, ir rasti laiko kitom veiklom, ne vien tik mokslo. Kas tos kitos veiklos? Pavyzdžiui, studentų atstovybė, kolektyvai, atrasti naujų pažinčių, ryšių, galų gale, kad ir darbas, kad tai būtų ne vien studijos. O ką duoda, pavyzdžiui, tas užklasinė ta veikla, ką duoda tos organizacijos narystės? Duoda patirtį. Duoda patirtį, kurią tu gali gauti net nedirbdamas. Tarkim, pati atstovybė veikia kaip organizacija. Tu ten gali visas funkcijas pamatyti ir tuo pačiu dalyvauti. Ar sutinkate, kad svarbu dalyvauti studentų organizacijose? Kodėl tai yra? Todėl, kad žmogus neužsisėdi vienoje vietoje, jis juda, jis kažką veikia, o jeigu tu tiesiog atvažiuosi ir, taip sakant, grauši knygas, tai nemanau, kad kažkas tave pastebės ir kažkur, nežinau, ir pakvies kažkur, ir padirbėti, ir pasilinksminti, ir dar kažką. Tiesiog reikia judėti ir dalyvauti visur. Dar yra tokia nuomonė, kad yra labai svarbu aplinką pažinti, tai yra žinoti, kas vyksta už universiteto durų. O kaip šitą padaryti? Juk studijuoji, tai namai universitetas, o kaip galima tą aplinką geriau pažinti? Nu, aš manau, turėtų laiko likti ir po studijų dar pažinti aplinką. O kaip manai, kaip galima geriau užmegzti pažintis už universiteto su darbdaviais, pavyzdžiui? Būti pačiam aktyviam ir ieškoti. Tai CV sako tėvelis, ar ne? O ar tu žinai tokį renginį karjeros dienos, KTU karjeros dienos? Ne. Kas esat girdėję? Gal jūs esat girdėję? KTU karjeros dienos yra didžiulis renginys, kur dalyvauja apie 100 įmonių. Ir mes kiekvieną pavasarį darom tą renginį ir kviečiam įmonės dalyvauti ir susipažinti su studentais. Studentai gali užmegzti puikias pažintis, kaip tu sakei. Jie gali save pristatyti, jie gali nusinešti savo darbo aprašymą, motyvacinį laišką. Ir tai yra labai, labai populiarus renginys ir mes tikrai didžiuojamės, kad tai yra didžiausias renginys, tokio tipo renginys Lietuvoje. Dėl to mes tikrai visus kviečiam pavasarį ir rinksime savanorius, nes tokį renginį suorganizuoti yra labai didelis darbas. Tai savanoriai įgyja be galo daug patirties bendrauti su įmonėm, vėlgi jas pakviesti ir labai norim, kad jūs prisijungtumėte prie mūsų organizacinės komandos. Tai aš labai noriu pabaigai galbūt palinkėti jums, kad jūs mokytumėtės, žinias rinktumėt, bet tuo pačiu metu ugdytumėt savo charakterį. Nes darbdavys, kai manote, ko ieško darbdavys jauname kai ateina jaunas žmogus įsidarbinti, ko jis tikisi?
Na tai žinoma kompetencija savo srityje, taip pat gal ir įnešti kažkokią aurą į tą kolektyvą, vis tiek dirbi ne vienas. Tai tu, nežinau, ko jis ieško, gal tiesiog, kad būtum geras darbuotojas ir kartu kaip ir kompanijos siela. Tai žinios yra tiek pat svarbios, kiek tavo charakteris ir tavo būdas? Na, žinoma, manau, kad tai yra labai svarbu. Vis tiek tu dirbi tenai, ne tik tai leidi ten laiką su savo bendradarbiais. Tai jeigu tu gerai atliksi darbą, žinoma, darbdavys į tave vėlgi žiūrės kitaip ir gal turėsi kažkokias didesnės galimybės kitose srityse, tarkim, su darbdaviu, karjeros kilimas ir panašiai. O kaip tu manai, ko darbdaviai tikisi iš jauno žmogaus? Darbdaviai, aš manau, tikisi tiesiog, kad gerų rezultatų. Kad bus viskas padaryta iškart. Ateis naujas žmogus ir viskas padaryta. O kaip manai, tie geri rezultatai ateina tik per žinias, per tavo kvalifikaciją ar ir per tavo charakterį? Ir per charakterį, žinoma. O kaip galvojat, va dabar iš tikrųjų darbdaviai ieško žmonių, kaip jūs galite išsiskirti iš kitų? Nes universitetas taip pat stengiasi padaryti ir mes karjeros centre labai daug dirbam, kad jūs išsiskirtumėte iš minios. Kaip jūs galite išsiskirti iš minios? Kuom jūs galite išsiskirti? Kuom jūs galite būti geresni negu kiti? Kaip galvojat? Negu kiti universitete ar... Iš vis. Net nežinau. Ta prasme, nežinau. Reikia parodyti save, reikia mokėti bendrauti su žmogum, reikia iš tikrųjų mokėti, paprasčiausiai net gal psichologija turėtų suveikti. Tu turi mokėti pateikti save, tu turi mokėti parodyti savo gerasis galbūt tas pusės, kad tu moki, tu žinai, tu gali, tu sugebi. Ir paprasčiausiai galbūt tada tave pastebės ir palaikys gerų specialistų, kad tu turi daug žinių, tu gali dirbti tą darbą ir pakviesti. Iš tikrųjų puikus atsakymas. Ką galvoja tėvelis? Kaip jūsų sūnui, ką reikia daryti, kad jis išsiskirtų iš minios, kad būtent jį priimtų į darbą, būtent jam atsivertų galimybės? Save pateikti, pavyzdžiui, ruošiasi būti programuotojais, tai kažkokios tai savo darbus, skelbti, reklamuoti. O kaip manot, užsienio kalbų žinojimas ar yra svarbus? Ar darbdaviai tikisi, kad jūs mokėsit bent vieną užsienio kalbą? Ko gero, viena užsienio kalba tai jau net yra būtinybė, ne? O išsiskirti iš kitų galite mokėdami nebent 2-3 kalbas, ar ne? Ar mokate užsienio kalbą bent vieną? Anglų kalbą. Šaunuoliai. Tai iš tikrųjų tas ir yra palinkėjimas, kadangi universitetas yra jūsų šansas. Jūs galite, čia turite puikiausias galimybės mokytis užsienio kalbų ir patikėkite, kai baigsit universitetą, jeigu neišnaudosit tos galimybės, tikrai gailėsite. Sakysit, ką aš veikiau, aš juk galėjau nemokamai mokytis kalbų, o aš dabar turiu mokėti didžiulius pinigus už tai. Nes patikėkite, darbo rinka jūs spaus, kad jūs toliau tobulėtumėt, kad jūs toliau parodytumėt savo kompetencijas. Tai aš labai linkiu, kad jūs be tų žinių specialybinių įgytumėt kuo daugiau žinių, kad ugdytumėt savo charakterį, savo būdą, kad iš tikrųjų būtumėt darbo rinkoje stiprus. Ir mūsų karjeros centras būtent dirba, kad jums padėtumėm. Aš labai jūs kviečiu ateiti į mūsų karjeros centrą, jeigu jūs tiesiog norite pasikalbėti arba kai norite susipažinti, rasti kontaktų su įmonėm, nes mes bendraujame su įmonėm. Labai kviečiu jūs į karjeros dienas pavasarį. Mes rengiame įvairiausius renginius, darom seminarus, kad tiesiog mes dirbame jums, kad būtų jums lengviau. Tai labai jūs kviečiu ir labai ačiū jums už dėmesį. Dėkui. Lietuvių karjeros centro vadovė Jolanta Kavelė. Sveiki. Kiek mes turime čia pirmakursių? Tai šią savaitę mes labai džiaugiamės, kad galim jūs pasveikinti mūsų universitete ir kalbame apie karjerą. Iš tikrųjų, tai aš noriu jūsų paklausti, ko jūs tikitės įstoję ir ko jūs tikitės pasiekti po savo studijų metu? Studijų metu gauti daug žinių, o po studijų lipti karjeros laiptais. Kaip tu supranti lipti karjeros laiptais? Tobulėti, kilti, ta prasme nesustoti vienoje vietoje, o judėti priekį. Į kokią specialybę įstojai?
O tu ką, ko tikiesi? Studijų metu, po studijų? Tu draugas. Jūs ko tikitės? Nežinau. Tiesiog, kad gerai paruoštų gyvenimui ir išmokintų į gal daug žinių. O ko tikiesi, pavyzdžiui, kaip tu įsivaizduoji, kokia tavo svajonė? Pabaigai universitetą, turi diplomą? Nu ir dirbti. Nori dirbti. O kokią darbą norėtum? Nu, būt programuotojai. O kas yra geras darbas? Gerai mokėtų, būtų geros galimybės suteiktos, įdomus darbas, kad patiktų tiesiog. Tada netaptų tiesiog net, kaip sakant, būtų kaip laisvalaikis, net kaip pramoga. O kaip galvoji, kaip geriau išnaudoti savo laiką universitete, kad galėtum iš karto gauti gerą darbą? Nu, manau, reikia daug įdėti pastangų ir daug siekti, kad taptum geras savo srity. Kaip tu manai, ką universitetas gali pasiūlyti, be žinių, be dėstymo, kad tu iš tikrųjų galėtum gerai prisitaikyti darbo rinkai? Nu, manau, gali suteikti pažinčių, kurios galbūt padės. Draugų, aišku. Šiaip, praktikos tikiuosi studijų metu. Ačiū tau labai. Jūs irgi pirmakursės? Į kokią specialybę įstojot? Pramoninė biotechnologija. O, labai įdomu specialybė. Ir ko tikitės studijų metu ir po studijų? Tai tikiuosi praktikos studijų metu, kad galėčiau ir įgyti kažkokių pažinčių, netgi, gal ir su kažkokiom bendrovėm pasirašyti sutartis, dirbti po to, po studijų kažkokį darbą, kuris man būtų įdomus, man vis tiek prieš tai. O kaip svajoji, kaip atrodo tavo svajonių darbas? Na tai pagal mano specialybę, būčiau kokia žalioji, kažką panašaus norėčiau gerinti pasaulį. Kaip įsivaizduoji savo kolegą, savo bosą būsimą? O žinokit, nežinau, dar kol kas apie studijas galvoju, visi sako, kad labai sunku, tai nežinau dar kaip. O žinai, ką universitetas gali tau pasiūlyti, kad tau nebūtų sunku mokytis, kad nebūtų nuobodu mokyti? Nežinau, labai, manau kažką, ten visokios įdomios veiklos užsiėmimai, bet tai konkrečiai tai nieko labai nežinau. Turime universitete pagalbos tokia kaip studija, kur studentai padeda studentam, tiem, kuriem gerai sekasi. Gal dalinatės konspektais? Tikriausiai. Ačiū labai. Ir tu į tą pačią specialybę įstojai? Aš sesę pradėjau. Viskas aišku. Tai va, mes kalbėsim apie tai, kas yra geras darbas, ar ne? Mes kalbėsim apie tai, kas yra karjera. Pamiršau paklausti iš tikrųjų, kaip jūs galvojat, kas yra karjera? Vieni kalba, kad tai yra darbas, ar ne? Darbas yra vienas dalykas, o karjera yra kažkas kitokio. Kaip galvojat? Jūs tėvelis esat. Kaip galvojat, kas yra ta karjera? Savo kilimas, kaip sakant, tais laipteliais, tai gal darom pradžiai kažkoks tai pradedantysis, po to specialistas, po to galbūt kažkoks vadovaujantis rezidentas. O tai skiriasi ko nors tas darbas ir karjera? Kodėl vieni sako, va, susiradau darbą, o kiti sako, aš darau karjerą? Nežinau atsakymą. Kaip manot, ar yra skirtumas tarp darbo ir karjeros? Ką jūs galvojate? Aš tikrai nežinau. Tai jeigu tu darai karjerą, tu gauni vis geresnes pareigas ir sieki kažko daugiau, o ne tiesiog užsiemi vienam darbe ir dirbi visą gyvenimą už tą pačią algą, tau atsikosta ir darai tą patį. Ačiū. O jūs ką manot? Kas geriau? Ar darbas, ar karjeros darimas? Darbas. Tiesiog darbas, ar ne? Gerai, pakalbam tada. Tai kas yra ta karjera? Kažkodėl man neveikia. Nesvarbu. Karjera paprastai yra sakoma, kad tai yra pasiekimai žmogaus. Tai, ką jisai pasiekia savo gyvenime. Darbas yra tiesiog užmokestis, aš galiu pragyventi. Pavyzdžiui, galima sakyti, kad va, aš vasarą padirbėjau, ar ne, aš įgijau patirties, aš
galėjau pabūti kažkokią padavėją arba išvažiavau į užsienį kažkur padirbėti. Tuo tarpu karjera tai yra mūsų tikslai, tai kaip sakė viena mergina, kad aš siekiu kažko daugiau. Ir kai žmogus daro karjerą, jisai paprastai turi ilgalaikę viziją. Jisai įsivaizduoja, kad po tiek ir tiek metų aš būsiu tą ir tą pasiekęs. Ir už tai mes vakar kalbėjom su žmonėmis, tai kai aš jų klausiau, kas yra karjera, daug kas sakė, kad tai yra pasiekimai. Kad tai yra tai, ką aš pasiekiau, tai, kuo aš galiu didžiuotis. Ir kai atsisukė atgal, visą laiką žmonės sako, žiūrėk, aš tą ir tą padariau, aš tą ir tą pasiekiau, aš galiu tuo ir tuo didžiuotis. Tai paprastai žmonės kalba apie karjerą. Tuo tarpu darbas, kaip sakiau, tai yra pragyvenimo šaltinis, tai yra kažkas tai greito, ką aš galiu greitai užsidirbti. Studentam tai labai aktualu būna, kad jie nori susimokėti už studijas ir randa kažkokį tai laikiną darbą, kada jie turi iš ko pragyventi. Dabar, jeigu mes siekiame karjeros ir mes siekiame ilgalaikių tikslų, kaip galvojate, ką reikia daryti studijų metu, kad iš tikrųjų galima būtų kažką pasiekti gyvenime, kad galima būtų įgyvendinti savo svajonės? Ką manote? Ką reikia daryti universitete studijų metu, kad galima būtų kažką pasiekti? Ką daryti? Pirmiausia, reikia ir studijuoti, ir rasti laiko kitom veiklom, ne vien tik mokslo. Kas tos kitos veiklos? Pavyzdžiui, studentų atstovybė, kolektyvai, atrasti naujų pažinčių, ryšių, galų gale, kad ir darbas, kad tai būtų ne vien studijos. O ką duoda, pavyzdžiui, tas užklasinė ta veikla, ką duoda tos organizacijos, narystė? Duoda patirtį. Duoda patirtį, kurią tu gali gauti net nedirbdamas. Tarkim, pati atstovybė veikia kaip organizacija. Tu ten gali visas funkcijas pamatyti ir tuo pačiu dalyvauti. Ar sutinkate, kad svarbu dalyvauti studentų organizacijose? Kodėl tai yra? Todėl, kad žmogus neužsisėdi vienoje vietoje, jis juda, jis kažką veikia, o jeigu tu tiesiog atvažiuosi ir, taip sakant, grauši knygas, tai nemanau, kad kažkas tave pastebės ir kažkur, nežinau, ir pakvies kažkur, ir padirbėti, ir pasilinksminti, ir dar kažką. Tiesiog reikia judėti ir dalyvauti visi. Dar yra tokia nuomonė, kad yra labai svarbu aplinką pažinti, tai yra žinoti, kas vyksta už universiteto durų. O kaip šitą padaryti? Juk studijuoji, tai namai universitetas, o kaip galima tą aplinką geriau pažinti? Nu, aš manau, turėtų laiko likti ir po studijų dar pažinti aplinką. O kaip manai, kaip galima geriau užmegzti pažintis už universiteto su darbdaviais, pavyzdžiui? Būti pačiam aktyviam ir ieškoti. Tai CV sako tėvelis, ar ne? O ar tu žinai tokį renginį karjeros dienos, KTU karjeros dienos? Nežinau. Kas esat girdėję? Gal jūs esat girdėję? KTU karjeros dienos yra didžiulis renginys, kur dalyvauja apie 100 įmonių. Ir mes kiekvieną pavasarį darom tą renginį ir kviečiam įmonės dalyvauti ir susipažinti su studentais. Studentai gali užmegzti puikias pažintis, kaip tu sakei. Jie gali save pristatyti, jie gali nusinešti savo darbo aprašymą, motyvacinį laišką. Ir tai yra labai, labai populiarus renginys ir mes tikrai didžiuojamės, kad tai yra didžiausias renginys, tokio tipo renginys Lietuvoje. Dėl to mes tikrai visus kviečiam pavasarį ir rinksime savanorius, nes tokį renginį suorganizuoti yra labai didelis darbas. Tai savanoriai įgyja be galo daug patirties bendrauti su įmonėm, vėlgi jas pakviesti. Ir labai norim, kad jūs prisijungtumėte prie mūsų organizacinės komandos. Tai aš labai noriu pabaigai galbūt palinkėti jums, kad jūs mokytumėtės, žinias rinktumėt, bet tuo pačiu metu ugdytumėt savo charakterį. Nes darbdavys, kai manote, ko ieško darbdavys jauname kai ateina jaunas žmogus įsidarbinti, ko jis tikisi? Na, tai žinoma, kompetencija savo srityje, taip pat gal ir įnešti kažkokią aurą į tą kolektyvą, vis tiek dirbi ne vienas. Tai tu, nežinau, ko jis ieško, gal tiesiog, kad būtum geras darbuotojas ir kartu kaip ir kompanijos siela. Tai žinios yra tiek pat svarbios, kiek tavo charakteris ir tavo būdas? Na, žinoma, manau, kad tai yra labai svarbu. Vis tiek tu dirbi tenai, ne tik tai leidi ten laiką su savo bendradarbiais.
Tai jeigu tu gerai atliksi darbą, žinoma, darbdavys į tave vėlgi žiūrės kitaip ir gal turėsi kažkokias didesnės galimybės kitose srityse, tarkim, su darbdaviu karjeros kilimas ir panašiai. O kaip tu manai, ko darbdaviai tikisi iš jauno žmogaus? Darbdaviai, aš manau, tikisi tiesiog, kad gerų rezultatų. Kad bus viskas padaryta iškart. Ateis naujas žmogus ir viskas padaryta. O kaip manai, tie geri rezultatai ateina tik per žinias, per tavo kvalifikaciją ar ir per tavo charakterį? Ir per charakterį, žinoma. O kaip galvojat, va dabar iš tikrųjų darbdaviai ieško žmonių, kaip jūs galite išsiskirti iš kitų, nes universitetas taip pat stengiasi padaryti ir mes karjeros centre labai daug dirbam, kad jūs išsiskirtumėte iš minios. Kaip jūs galite išsiskirti iš minios? Kuom jūs galite išsiskirti? Kuom jūs galite būti geresni negu kiti? Kaip galvojat? Jeigu kiti universitete ar... Iš vis. Net nežinau. Ta prasme, nežinau. Reikia parodyti save, reikia mokėti bendrauti su žmogum, reikia iš tikrųjų mokėti, paprasčiausiai net gal psichologija turėtų suveikti. Tu turi mokėti pateikti save, tu turi mokėti parodyti savo gerasis galbūt tas pusės, kad tu moki, tu žinai, tu gali, tu sugebi. Ir paprasčiausiai galbūt tada tave pastebės ir palaikys gerų specialistų, kad tu turi daug žinių, tu gali dirbti tą darbą ir pakviesti. Iš tikrųjų puikus atsakymas. Ką galvoja tėvelis? Kaip jūsų sūnui, ką reikia daryti, kad jis išsiskirtų iš minios, kad būtent jį priimtų į darbą, būtent jam atsivertų galimybės? Save pateikti, pavyzdžiui, ruošiasi būti programuotojas, tai kažkokios tai savo darbus, skelbti, reklamuoti. O kaip manot, užsienio kalbų žinojimas ar yra svarbus? Ar darbdaviai tikisi, kad jūs mokėsit bent vieną užsienio kalbą? Ko gero, viena užsienio kalba tai jau net yra būtinybė, ne? O išsiskirti iš kitų galite mokėdami nebent 2-3 kalbas, ar ne? Ar mokate užsienio kalbą bent vieną? Anglų kalbą. Šaunuoliai. Tai iš tikrųjų tas ir yra palinkėjimas, kadangi universitetas yra jūsų šansas. Jūs galite, čia turite puikiausias galimybės mokytis užsienio kalbų ir patikėkite, kai baigsit universitetą, jeigu neišnaudosit tos galimybės, tikrai gailėsite. Sakysit, ką aš veikiau, aš juk galėjau nemokamai mokytis kalbų, o aš dabar turiu mokėti didžiulius pinigus už tai. Nes patikėkite, darbo rinka jūs spaus, kad jūs toliau tobulėtumėt, kad jūs toliau parodytumėt savo kompetencijas. Tai aš labai linkiu, kad jūs be tų žinių specialybinių įgytumėt kuo daugiau žinių, kad ugdytumėt savo charakterį, savo būdą, kad iš tikrųjų būtumėt darbo rinkoje stiprus. Ir mūsų karjeros centras būtent dirba, kad jums padėtumėm. Aš labai jūs kviečiu ateiti į mūsų karjeros centrą, jeigu jūs tiesiog norite pasikalbėti arba kai norite susipažinti, rasti kontaktų su įmonėm, nes mes bendraujame su įmonėm. Labai kviečiu jūs į karjeros dienas pavasarį. Mes rengiame įvairiausius renginius, darom seminarus, kad tiesiog mes dirbame jums, kad būtų jums lengviau. Tai labai jūs kviečiu ir labai ačiū jums už dėmesį. Dėkui.